Sveiki visi manęs klausantys. Tęskim mūsų bloką apie psichoanalitinės objektinių ryšių mokyklas, jos teoriją. Ir dabar vienas iš autorių, Peteris Blossas, aišku, šiek tiek nelabai aišku, kodėl būtent jis man priskirtas prie šitų teorijos kaip tiesėjų, galima sakyti, ir objektinių ryšių, nes kai kur radau pranešimus, kad jis daugiau šito neobjektinių ryšio, daugiau ego psichologijos yra atstovas, bet yra kaip yra, taigi pabandykim suprasti tada Peterio Blosso suformuluotus postulatus apie psichoanalizę, psichoanalitinę teoriją. Tai vat, ir tada einam pirmiausia, aišku, kai visą laiką vis tiek mes tada judėkim nuo tokių bendrų tokių žinių, čia jo nuotrauka, ir jis gimęs 1904 metais, vasario 2, mirė 1997 metais, birželio 12. Laikoma, kad tai yra žydų kilmės amerikiečių psichoanalitikas, aš tai dėčiau turbūt ir vokiečių psichoanalitikas, nes kurį laiką jis dirbo Vokietijoje. Tai va, ir jisai žinomas dėl savo tyrimų ir klinikinės praktikos dirbant pirmiausia su delikventiniais paaugliais ir laikomas tokio šiuolaikinio supratimo apie paauglystės raidą ir psichologiją pradininku. Ir kartu yra pradininkas tokio sisteminio požiūrio į vaikų ir ypač paauglių psichologinės raidos tyrimus ir teoriją, daugiausia apie ją. Ir daktaras Peteris Blossas, jisai apibūdinamas toks buvo savo bendraamžių arba sekėjų jo, kaip toks stiprios valios, bet kantrus vyras turintis nuojautą, jautrumą bendraujant su paaugliais, ko tikrai reikia. Ir jis buvo pradininkas siekiant suprasti šiems paaugliams būdingą tą vidinę kovą, norą išsivaduoti iš tėvų ryšių, su stipria trauka išlaikyti priklausomybę nuo jų. Tai va toks esminis konfliktas sukeliantis tiek daug prieštaravimų paauglystėje, jeigu kiek mes patys visi prisiminsim. Tai va, ir jeigu trumpai apie jį šiek tiek, tai gimė Karlsrūhėje, Vokietijoje, būdamas 16 metų, šiaip tai gana bendraujantis toks žmogus, žiūriu, susidraugavo su Eriku Eriksonu, žinot, toks žinomas psichoanalitikas, su kuriuo vėliau daug bendradarbiavo. Išsilavinimą įgijo Heidelbergo universitete, ten studijavo edukologiją, irgi nebūdingas kelias psichoanalitiko. Siekė ten tapti gamtos mokslų mokytoju. Ir gavęs bakalauro laipsnį, vat vėl susipažino su Ana Freud, kurį rekomendavo įdėstyti pareigas Bobui Burlinghamui, vyriausiam psichoanalitikės Dorothy Burlingham sūnui, ir jis tapo eksperimentinės psichoanalitinės tokios mokyklos, skirtos, kaip suprantu, turtingų tėvų iš Amerikos, ypač vaikams, vienoje direktoriumi, kur bandė taikyti psichoanalizės principus, kurie skatino vaikus mokytis patiems, o ne tik pasikliauti tokiu klasikiniu to mokymu. Būtent tada jis pasikvietė ir Eriką padėti jam toje mokykloje. Ir būtent tada Blossas nusprendė sutelkti dėmesį į psichologinės vaikų problemas ir jau tada vieno išklausė analitinius mokymus. Vėliau jisai Vienos universitete įgijo biologijos mokslų daktaro laipsnį. Ir 1934 metais jau pabėgo į New Orleaną, vengdamas augančio tų nacijų judėjimo jau tada grėsmės. Po to išvyko į New Yorką ir ten tęsė savo analitinę veiklą. Tapo New Yorko psichoanalitinės draugijos nariu iš pradžių, o 1965 tapo jau tokiu ypatinguoju nariu. Nuo 1972 iki 1977 metų dėstė kursus apie uždilstą vėlyvąją turbūt paauglystę, jis pats išleidęs yra 4 knygas apie paauglių raidą. Ir Blossas mirė savo namuose Naujajame Hempšyre, būdamas 93 metų. Tai čia šiek tiek apie jo tokius bendrus. Jo viena žinomiausių knygų, Peterio Blosso apie paauglystę, psichoanalitinis toks supratimas jos, jisai parašytas, aš nežinau, 62, kai kur 73, ar kuriais ten yra įvairiai, radau informaciją, tai nežinau tiksliai, jis parašo tą knygą, kuri tapo pagrindiniu šios ryties veikalu, vis dar plačiai žinomu ir tokiu skaitomu ir juo remiamasi, kuriais aprašė antrąjį paauglių individualizacijos procesą, jau paauglystės. Ir šiame etape vaikas, nors gal jau daugiau sakyti, paauglys turi atsiskirti nuo tėvo, taip kaip turėjo atsiskirti nuo motinos ankstyvojo vaikystėje. Ir šioje savo žymiausioje knygoje, remdamasis 2 paauglių Susan ir Ben psichoanalitinio gydymo istorijomis, Peteris Blossas įrodė, kad būtent ankstyvoje paauglystėje klojamas pagrindas tolimesniam deviantiniam suaugusio elgesiui, turbūt ir šiaip suaugusio gyvenimo elgesiui. Tai va,
Ir knygoje pristatomos normalios paauglystės procesas, vieninga paauglio vystymosi teorija, pabrėždamas jisai tvarkingą raidos etapų seką, pagrįstus tenai psichoanalizės principais. Atvejo medžiaga ne tik nušviečia paauglio raidos etapus, ten tos pavyzdžiai, pagal kiekvienam etapui būdingus vidinius konfliktus, įsipareigojimus, užduotis ir sprendimus, bet ir konkretų kiekvienos fazės tą indėlį pabrėžia į pilnametystės sulaukimą. Ir Blosas aiškiai skiria kartu, vat irgi kas jam būdinga, skiria vyrų ir moterų paauglių, mergaičių ir berniukų, merginų ir vaikinų paauglių vystimas ir parodo, kad tai susijęs su ankstesnėmis asmenybės raidos fazėmis, būdingomis kiekvienai lyčiai atskirai. Ir jisai paauglystę vertina ne tik kaip perėjimą iš vaikystės į pilnamatystę, bet ir kaip jau atskirą raidos etapą, vat kuo yra labai svarbu. Taip pat autorius didelę reikšmę skiria pregenetaliniai ir preadipiniai potraukio ir ego vystimosi fazei. Jis mano, kad latentiškumas yra esminis paruošiamasis virsmas, be kurio paauglystė negali įsitvirtinti pati savaime. Paauglystė nors ir yra atskira raidos stadija, taip pat yra pregenetalinių ir preadipinių laikotarpių apibendrinimas kaip toks. Ir ypatingas dėmesys skiriamas ne tik latentiškumui, tam latentiniam periodui, bet ir paauglystės raidos etapų sekai. Jis išskiria 5 raidos etapus, apie kuriuos mes vėliau pašnekėsim. Iki paauglystė, ankstyvoji paauglystė, tikroji paauglystė ir arba postpaauglystė. Nežinau kaip versti. Turbūt ir kitas dalykas dar irgi toje knygoje rašo, ir turbūt kas dirba su paaugliais dažnai pastebi, kad tėvai savo paauglį sūnų ar dukrą atveda gydytis dažniausiai jau iš nevilties ir dažnai patiria daugiau streso nei net pats vaikas. Ir tie kateksiniai poslinkiai, nuotykių pokyčiai, greiti ego būsino pokyčiai paauglį dažnai daro tokiu nepaprastai sunkiai pasiekiamu žmogumi, kuris dažnai bando išvaryti savo senukus iš proto. Ir paauglys dažnai atrodo kaip toks ribinis šizofrenikas. Trapus jo ego, prastas gynybinis prisitaikymas ir išoriniai bei vidiniai dirgikliai nuolat bombarduojantys tokį silpną ego. Tai yra tai, ką, vat, kaip mato Peteras Blosas paauglį. Ir Blosas yra labai dėmesingas dar ir kitiems dalykams, tokiems toje knygoje kultūriniams veiksniams, kurie formuoja paauglio irgi asmenybę. Jis atkreipia dėmesį į gynybas vidurio amžiaus paauglystėje, mes apie tas stadijas dar paskui pašnekėsime. Tiek intelektualizacija, tiek, pavyzdžiui, asketizmas, jis kaip pavyzdį pateikė, jis dirbo su amerikiečių paaugliais. Amerikiečių paaugliams nėra dažnai sutinkama tokia gynybos forma, priemonė, o tai rodo, kiek gynybos pasirinkimas yra atviras išoriniai įtakai, turbūt tai, kas būdinga vokiečiams, turbūt europiečiams. Ir jis įvardina Amerikos jaunimo gynybą, kurią jis vadina uniformizmu, ir manau, kad ir dabar labai būdinga turbūt ir visai Europai, visam vakarų pasauliui, kuri išorinę atramą gauna iš kultūrinio spaudimo siekti atitikties. Kaip gynyba uniformizmas tarnauja ir instinktyviems pavojams ir paauglystės tapatybės krizai. Skirtingai nuo kitų apsaugos priemonių, uniformizmas neneigia seksualinio potraukio, bet numalšina pavojus, pavesdamas jam savavališką elgsenos reguliavimą. Tokiu būdu paauglys išvengia skausmingos būtinybės susidoroti su savo unikaliai susiformavusiu vidiniu sutrikimu ir ieškoti unikalių konfliktų sprendimų būdų. Ir klasikinė analizė, aišku, akcentuojanti interpretacinį įsikišimą daugelio paauglių vertinama tada kaip išpuolis, va teigia Blosas, nuo kurio jie turi ir stengiasi pabėgti. Dažniau tinkamesnės vadinamos subtilesnės intervencijos turi būti dirbant su paaugliais. Ir į paauglystę galima pažvelgti iš skirtingų perspektyvų. Zigmundas Freudas tikėjo, kad tuo metu edipiniai konfliktai ir pregenetaliniai potraukiai vėl sustiprėja paauglystėje. Blosas apie tai kalbėjo kaip apie atsiskyrimo ir individualizacijos daugiau procesą. Kai kurie kiti autoriai paauglystė jiems yra gedulas dėl vaikiško kūno ir tėvo įvaizdžių iš vaikystės praradimo. Tai čia įvairūs tokie dalykai. Tai va, ir paauglystės, dabar apie tyrinėjimus šiek tiek, kaip žinot, paauglystės tyrinėjimai nuo pat pradžių kaip ir vaikystė, man atrodo, bet šitą dar labiau užėmė tokią pavaikio bastardo vietą psichoanalizėje. Paauglystės tyrimai, kaip sakoma, yra tokie pat fragmentiškai, kaip ir pats šis amžius, sako tokia psichoanalitikė iš Vokietijos Wertmann. Tai va, ir kaip 1936 metais pasakė Anna Freud, taip yra greičiausiai todėl, kad paauglystės išgyvenimai negali būti atkartoti suaugus.
Ir panašią mintį apie sunkumą prisiminti paauglystės efektus pateikė ir Peteris Blossas. Sparčiai besikeičiančios nuotaikos, kurios tai būdingos paaugliui, retai iškyla perkelime būtent dėl savo audringos ir nestabilios prigimties. Jos sukelia didelį nerimą, todėl jas sunku atkurti analizuojant suaugusiuosius, teigia jis. Ir Peterio Bloso psichoanalitinė pozicija dėl paauglystės raidos, nors ir glaudžiai susijusi su Anos Front pažiūromis, bet pasižymi ir savitais skirtumais. Ir Blosas apibūdina paauglystę kaip visumą, kaip kelią nuo laipsniško ankstyvųjų objektų kateksijos susilpnėjimo per padidėjusio narcisizmo ir autoerotiškumo fazę link heteroseksualaus objekto atradimo. Ir simetrijos ir harmonijos troškimas, yra čia jisai kartu bendras su Bloso ir Eriksono pažiūrų, atsispindi jo 5 paauglystės vystymosi pofazių aprašyme, kurias jau šiek tiek minėjau. Ir šios 5 skirtingos savo fenomenologiją pofazijas, suformuotos ego psichologijos tuose rėmuose, kaip Wertman sako, pasileidžia vienodai dėl varų jėgos padidėjimo tuo metu. Ir dabar pirmiausia apie pirmą stadiją, tai trunka nuo 10 metų iki 12. Šio periodo metu padidėjęs potraukių intensyvumas veda link netvarkingo visų libidinių ir agresyvių pasitenkinimo metodų, kurie iki šio momento susiformavo pas vaiką kateksio. Lytiniai organai čia gali pasitarnauti kaip toks nespecifinis organas mažinantis įtampą. Ana Freud rašo, kad nerimo dėl libido proveržio padidėjimo šioje fazėje sukuria užsispyrusi tokį aš, kuris siekia įtvirtinti latentinio periodo tuos ypatumus. Libidinis susijaudinimas paleidžia, kaip rašo Blosas, įžūlų tą seksualinį žaidimą, kuris berniukams ir mergaitėms pasireiškia skirtingai. Berniukai, pavyzdžiui, demonstruoja priešišką požiūrį į mergaitės, o mergaitės kitaip, jos lengviau išsiugdo tą berniukišką tokį elgiseną. Ir Blosas visiškai palaiko Helen Deutsch hipotezę, kad menstruacijų pradžia atsiradusi iki paauglystės tos pofazėje padidina penio troškimą, nes mergaičių mėnesinių ciklas suprantamas kaip tokia pakartotinė kastracinė patirtis. Tačiau Wolfgangas Mertens, kritikuodamas Blosą, pabrėžė, kad remdamasi savo pastebėjimais, kad teiginys, kad iki paauglystės sulaukusios tos fazės mergaitės kartais labiau nori būti berniukais, klasikinės psichoanalizės klaidingai suprantamas kaip toks varpos pavydo aktualizavimas ir pakartotinis to išgyvenimas. Jis mano, kad patologinės raidos negalima apibendrinti, aiškinant ją kaip bendrą vystymosi logiką. Tiesą sakant, iki paauglystės fazėje mergaitė skirtingai nei berniukai išbando save ir moteriškume, ir vyriškume, abiejose vaidmenyse. Tačiau tai neturi būti aiškinama kaip noras grįžti pasikeidipinę motiną, o kaip laikinai padidėjusios tapatinimo su tėvu išraiška. Pažeidžiamumo, kuris mergaitėms kyla dėl heteroseksualinių poreikių, nereikėtų painioti su senų kastracinių baimių išgyvenimu. Jautrumas reaguojant į seksualinės užuominas yra ne moteriškumo neigimas, kaip rašo Blosas, o įkrovimas per biseksualų vaidmenų žaidimą, kuris sustiprina savo aš jausmą. Mergaitė iki paauglystės regresija yra didesnė, čia kita mintis tokia, yra didesnis pavojus, o regresinė iki edipinės motinos trauka gynybinių būdų turi būti atremta galinga postuma link tokio heteroseksualumo kryptimi. Ir čia nėštumas turi būti perkeltas į malonumo poziciją, o lytiniai organai turi įgyti pirmenybę paauglystės pabaigoje. Dabar ankstyvoji paauglystė tarp 13 ir 14 metų, šioje stadijoje prasideda atsiskyrimas nuo ankstyvų prisirišimų ir atkreipiamas libidinis dėmesys į partnerius jau už šeimos ribų. Iš pradžių vykstantis pagal tam tikrą tokią narcisistinę schemą, kaip tokiom homoseksualiomis spalvomis nuspalvintais tais išskirtiniais santykiais. Ir šiame amžiuje ne palydovo nuotykiams ieškoma, o idealizuoto tos pačios lyties draugo, nes erotiškumas ir idealizavimas susilieja į vieną. Biseksualumas iki paauglystės ir ankstyvosios paauglystės fazėje turi baigtis, o seksui svetimas potraukio komponentas turi būti pripažintas priešingos lyties partneriui. Kraujomaišą sukeliančių objektų reikia atsisakyti, kad būtų paruoštas kelias heteroseksualiniai meiliai. Pats ego turi bandyti prisitaikyti, kai jo prisitaikymo galimybės susilpna didelės kontrakateksinės energijos sąnaudos ir jis dar labiau nuskurdinamas
tiek dėl pirminių objektų dekateksės, tiek dėl jų superego. Ir šios užsitęsusios kovos pabaigoje paauglys turi rasti atsakymą į vieną iš pagrindinių paauglystės klausimų, kas aš esu. Ir čia tada vidurinė paauglystė, 15-17 metų, vidurinė paauglystė pasižymi kateksio pokyčių ir biseksualių nuostatų atmetimų, paauglys amžiams atsisako infantilių objektų. Dėmesys į heteroseksualius objektus daugiau eina, liūdesys dėl pirminių objektų praradimo ir įsimylėjimo ta būsena, štai kas užpildo paauglio nuotaiką tuo metu. Tačiau kartu su įsimylėjimu susilpnėja ir išorinio pasaulio visuminis libidinis kateksis. Šiame etape paauglys yra šiek tiek panašus į psichotiką, rašo ir Blosas, ir Anna-Lore Wertman. Ir suaštrėjęs suvokimas ir išskirtinis susikoncentravimas į objektą veda į tą aš nuskurdimą, į ką atkreipė dėmesį ir Bernfeldas 1923 metais. Įsimylėjęs paauglys dažnai negali išplėsti savo kateksės į kitus objektus tada. Šį aš nuskurdimą jaučia ir pats paauglys. Pablos, pavyzdžiui, pateikė puikų pavyzdį, kai jaunuolis, kurį jis gydė, turbūt įkyriai savęs klausė, kas nutinka tautom po jų užkariavimo. O paskui pats atsakydavo įvardinamas vis tą patį kartodamas atsakymą, fantazuodamas apie babilonišką kalbų painiavą. Pablos mano, kad už šios nerimą keliančios fantazijos paslėpta prasmė apie vienišą kūdikį, Lonely Baby, į kurį šis jaunuolis bijo virsti. Dabar vėlyvoji paauglystė nuo 18 iki 20 metų, tai naujai įgytos ir jau negrįžtamos seksualinės tapatybės įtvirtinimo fazė. Paauglys bando susikurti naują vientisą save ir pažymėti savo gyvenamą erdvę, pasirinkdamas jau profesiją ir partnerį. Šis etapas yra arčiausiai to, ką Erikson ir Erdheim įvardino kaip istorinės sąmonės formavimąsi. Ir čia Edipo likučiai turi būti sprendžiami to vėlyvoje paauglystėje, paprastai vykstant eksperimentiniam homoseksualių objektų paieškos laikotarpiu, išgyvenant ir įvaldant senus konfliktus su naujais objektais. Vaikiški konfliktai nepašalinami baigiantis paauglystėje, tačiau jie tampa egosintoniniais, integruojami į ego kaip gyvenimo užduotis. Tokiu būdu ir meilė, ir darbas turi santykinę autonomiją nuo savo infantilios ir konfliktinės kilmės ir be konfliktinė ego sfera išplečiama. Šiuo laikotarpiu veržlumo tų varų organizacija pasiekė paskutinį etapą, o seksualinė tapatybė įgauna galutinę ir negrįžtamą formą. Kartu čia labai panašu į Hartman yra iš tikrųjų. Ir paskutinė postpaauglystė nuo 21 iki 25, dabar galbūt dar pailgintumėm. Šios fazės uždavinys rasti būdus, kaip pasiekti ankstesnėme etape užsibrėžtus gyvenimo tikslus, socialinių vaidmenų jau galutinį įtvirtinimą. Kaip neurotinis pasireiškimas šiame vystymosi etape yra Blos apibūdinama vadinamoji išganimo fantazija, o tai reiškia, kad jaunuolis tolesnę raidą daugiausiai sieja su pagalba, kurią jis tikisi sulaukti iš savo tėvų arba iš jį supančio pasaulio. Ir Blos mano, kad tai, ką jis vadina postpaauglystė, turi griežtai tariant nepriklausomą paauglystę, kuri griežtai tariant ir nepriklauso lyg jų paauglystės procesui. Tai toks pereinamasis etapas pilnametystė, kuriame vyksta tolimesnis jau to paauglystės konsolidavimas. Ir nors varų organizavimas paauglystės pabaigoje paprastai pasiekia pastovumo būseną, bet ego vystymasis to nepasivijo dar. Šiuo laikotarpiu vyksta seksualinio potraukio eksperimentavimas santykiuose su meilės objektais, su visais įmanomais degradavusios ir idealizuotos jausmingos ir švelnios meilės deriniais. Ir eksperimentavimas su ego interesais siekiant atrasti save. Ir pasibaigus šiam eksperimentavimo laikotarpiu paprastai galime tikėtis, kad visi šie komponentai persitvarkys į darnią visumą, o personažas, tas asmuo įgis tapatybės antspaudą tada. Ir raida nuo pirmo iki paskutinio etapo yra kupina pavojų. Kiekvienas iš etapų gali turėti fiksacijos taškus, kaip pas Freudą, dėl kurių kyla pavojus asmenybės vystymosi. Tačiau ypatingas Bloso darbo nuopelnas yra tai, kad paauglystė taip pat vertinama kaip atsigavimo, atkūrimo ir atidirbimo metas. Šiame procese veikia tiek kintamųjų, kad niekas negali tiksliai numatyti to rezultato. Ir aš infantilių konfliktų atgimimas paauglystėje tarsi suteikia ego antrą šansą išgyventi, įsisavinti ir ieškoti naujų sprendimų.
Blos ypatinga funkcija kartu, čia kitos tokios idėjos Bloso, ypatinga funkcija skiria išveikai, acting outui, paauglystėje. Ji yra autoplastiško pasirengimo ir autoerotinio išorinio pasaulio panaudojimo rezultatas, kaip jisai sako. Ir išveika pagal jo tarnauja tokiam istoriniam aš testinumui, bei atlieka savo teisių įtvirtinimo funkciją. Tai turi reikšmės aš sintezijai, ypač tiems paaugliams, kurie atsiskirinėja nuo iki paauglystės fazės tų objektų. Čia jau kitas irgi dalykas. Mergaičių nusikalstamumą taip pat galima paaiškinti autoplastinių galimybių panaudojimu. Kadangi merginoms nereikia visiškai atsisakyti infantilių potraukių organizacijos, jos išlaiko polinkį genitalinę kūnišką iškrovą. Tuo pat metu psichologiniai stapę pregenitalinį potraukių tikslai priartina nusikalstamą elgesį jau tokių prie perversijų. Ir mergaitė savo delikventiškumu atkeršyje, manoma, taip savo motinai. Be kita ko, pavyzdžiui, ir siekdamos palaidų seksualinių santykių. Kai tuo pat metu berniukų nusikalstamų veiksmai, tas delikventiškumas, net būdamas daug labiau destruktyvus, savyje turi gyvo tokio susidomėjimo tikrovę elementų. Ir nusivylimas mama, vėl apie mergaitės, verčia stengtis jas realizuoti savo moteriškumą pernelyg siekiant tėvo, ką palengvina tapatinimas su archaišku pernelyg aktyvios motinos įvaizdžiu. Kadangi mergaičių superego nėra taip stipriai išreikštas kaip berniukuose, edipinė situacija išlieka mergaitės emocinio gyvenimo dalimi visą latentinį laikotarpį. Todėl ir atrodo, kad heteroseksualumas labiau prieinamas mergaitėm, tačiau tiesą sakant, tokio amžiaus mergaitė niekada neišeina iš savotiškos pseudo heteroseksualumo būsenos, rašo Blosas. Ir Blosas taip pat įvedė, šiek tiek šnekėjo apie terminą narcisizmas, jis sieja jį su tikrosios paauglystės tapofazė, kuris kalba apie tokį pereinamąjį narcisizmą. Paauglių savęs toks išpūtimas, narcisizmas atlieka ne tik lėtinimo ir vystymo stabdymo tokią funkciją, bet ir inicijuoja laipsnišką poslinkį kateksėje. O tai lemia galutinį nutraukimą ryšių su kūdikiškais objektais. Ir šį tarpinį narcistinį etapą Blosas, sekdamas Lauder, aiškina kaip intensyvų objekto pasisavinimą, kai seni objektai sunaikinami ir vėl atkuriami haliucinacinė tokia forma, pavyzdžiui, kaip dienoraščio kažkokio veikėjai. Šie veikėjai atsirado dėl vis didesnio domėjimosi savo aš. Ir tokios objektų asimiliacijos pagalba paauglys praturtina tą savo nuskurdintą aš. Ir čia tokia psichoanalitikė Fisher teikia didelę reikšmę šio ypatingo narcisizmo tipo būdingo paauglystėje objektiniai tokiai pusiai. Remdamasi vystymosi atsilikimo sampratų, kuriai pasiskolino iš Giovancini, jie apibūdina konfliktą, kurį sukelia fizinio ir psichinio vystymosi nevienalaikiškumas. Jos nuomonė subjektyviam nepilnavertiškumo jausmui paauglystėje įveikti naudojamos 3 skirtingos narcisistinės konfiguracijos, kaip teigia Nelore Wertman. Ir pirmiausia, tai grandiozinis toks perdėtas aš, patiriamas kaip visas pasaulis priklauso man. Užduotis sumažinti gėdos išgyvenimą, grandiozinė savastis pasiekia stabilumą, padidindama egoistinį saviįsimylėjimą ir kartu nuvertindama realų objektą. Kartu eina kitas, tai yra disociavęs aš, kuriam būdingi polinkiai atsitraukti, tuo pačiu metu idealusis aš ir idealūs objekto aspektai ir toliau egzistuoja tokioje atskeltoje skėlimo formoje, sukeldami depresinės ir melancholiškas nuotaikas. Ši narcisistinė konfiguracija leidžia išvengti gėdos jausmo. Ir nežinau, aš išverčiau toks audringas su išveikimu, su polinkiu išveikimą aš, kurio reakcija panašiai išveikas esant tokiam ribiniam sindromui, kai savęs būsenos kaitaliojasi nuo puikaus džiūgavimo iki mirtinos melancholijos. Ir šios 3 savęs patyrimo formos gali pasireikšti visagalybės fantazijomis, kuriuose paauglys pasiūlo savo galingą gelbėtoją ir jam paklūsta, kad išsaugotų idealaus objekto reprezentacijas. Regresija į grandiozinę savastį įtakoja pereinamosius objektus, kurie kyla kaip vienybė su naujai reikšmingais objektais simboliai. Šis vienybės jausmas gali būti
konkretizuotas ryškiomis bendromis kūno tokiamis savybėmis tada, kaip skinheadai, pankai ar dar kiti tenai. Ypatingų pasididžiavimų, kurį sukelia mes tas jausmas, mes grupė, materializuojasi narciziškas paauglystės pereinamųjų reiškinių akcentavimas. Kaip jungiamasis tiltas šis pojūtis gali atlikti vystymosi stimuliavimo funkciją. Čia ne visai apie blos, bet kartu tai susiję, aš kaip suprantu. Ir paauglystėje kiekybiškai padidėja potraukis, kuris neturi naujos kokybės po kol kas, naujų tikslų ir objektų, nes seni objektai yra pavojingi objektai, o naujų objektų dar ne, jų dar nėra. Moters kaip archaiškos motinos grėsmė atgaivina berniuko kastracijos baimės, o pavojaus atsinaujinimas sukuria regresiją ir betodariškai iki edipinių impulsų kateksį. Net berniuko lytinis organas elgiasi taip, lyg būtų neįsipareigojęs lytinių organų tikslams ir erekcija reaguoja įvairius nespecifinius dirgiklius. Pagal blos iki paauglys ir ankstyvas paauglys berniukas, kurio vidiniai jausmai lems pavojingos moters vengimą, išvengia būtinybę susidaroti su pavojais, juos įveikdamas fantazijoje. Taip išbandyti save išmatuotų ir suderintų tempų gali iki vidinio pasirengimo tokio. Jis gali pereiti nuo neapibrėžto ankstyvosios paauglystės vyriškumo į vyriškumą, mokydamas tokių išorinių vyriškumo ir vyriško elgesio formų. Tačiau skirtumai tarp vidinių žinių ir išorinių vyriško elgesio formų sudaro pagrindą konfliktams tada vėlesnioje paauglystėje, kai vyriškumas turi išlaikyti tą genitalumo testą. Ir vertingas, čia jau kitos mintys tokios, vertingas ego idealo vaidmuo paauglystėje, sprendžiant infantilaus homoseksualaus ryšio problemas. Toliau ego idealas turi tokį formuojamąjį postumį per Edipo kompleksą. Paauglystėje pasiekia visas psichikos institucijos dimensijas po lemiamo atsiskyrimo nuo edipinių tėvų. Ir masturbacijos funkcija palengvinant instinktyvaus potraukio judėjimą į priekį yra, taip pat konservatyvę tendenciją išlaikyti kūdikio tokią padėtį yra. Švien tokių pareiškimų, mintys tokios. Ir vienas reikšmingas bloso teorijos trūkumas, bent jau taip rašė, to ypač apie tą knygą kalbant, specifinio agresyvaus vaidmens tyrimų nebuvimas. Nors blos atsižvelgia į agresyves paauglystės apraiškas, paauglystės vystymosi teorija nėra sistemingo šito potraukio gydymo ir apibrėžimo turbūt. Ginant blos vis tik reikia pripažinti, kad apskritai apie agresyvios varos vaidmenį raidoje žinome kur kas mažiau nei reikia. Mes jas vengiame, psichoanalitikai ir psichoterapeutai, man atrodo, labai. Tačiau mūsų supratimas apie pažangą link genitalumo paauglystėje išlieka vienpusis tol, kol agresyvus potraukis laikomas tokiu tyliu partneriu. Klinikiniai stebėjimai žinomi, kad agresyvus potraukis gali palengvinti arba trukdyti seksualinio potraukio organizavimo pažangą paauglystėje. Tai tiek trumpai apie Peterį Blosą, tai dėkui už dėmesį ir tada viskas.